Rokiškio rajone Minkūnų kaimo daugiabutyje mus pasitinka graži šeimyna. Rasa ir 4 jos vaikai – Lina, Virginijus, Vidmantas ir Valentinas. Trūksta tik vyriausiojo sūnaus. Jis jau studentas ir į tėvų namus sugrįžta retai, tik pasisvečiuoti. Iš pirmo žvilgsnio laiminga šeima. Ant stalo puikuojasi mamos keptas pyragas, aplinkui šurmuliuoja draugiški, o netrukus paaiškėja ir labai protingi bei darbštus vaikai. Pirmi pagalbininkai ir mamai, ir kaimynams. Jie geba ne tik valgyti, pasigaminti, drabužius įsiskalbti ar bulves nusikasti, bet ir dviratį susikonstruoti, mokykloje savo išmintimi nustebinti. Jeigu ne gegužę nutikusi nelaimė, Rasai galėtume net pavydėti. Ne visuose namuose užauga tokie vaikai. Deja, bėdų turgus retai pasakoja apie džiaugsmą. Mes laukiami ten, kur skauda. Išklausę savo herojų istorijų, neretai ir patys sukame ašarotas akis į šalį. Ir šiuose namuose viskas buvo puiku, kol mama neliepė jaunėliui Valentinui apsirengti jo antrąją odą tapusiais marškinėliais. Medikai juos liepė vilkėti nuolat, kad randai mažesni formuotųsi. Prieš mums atvykstant, Rasa juos tiesiog įskalbė, tad keletą valandų Valentinas galėjo pasimėgauti laisvę. Čia ranka viena mažiau nudegus, tai va trumpesnė rankavytė. Taip, čia daugiau nudegė, va jau padaryta tiek, kiek jau, kad randusi kelkūnės visus užspaustų. Na, čia kelnytės, tai va tokie kaip švartukai, nes... Nelaimė jų namus atsliūkino gražų pavasario vakarą. Gegužės 18-ąją tikslina moteris. Niekada neužmiršiu šios dienos. Visi darbai jau buvo nudirbti, ta šeima tiesiog ilsėjosi. Rasa krapštinėjosi namuose, Lina vaikštinėjo su drauge, Virginijus nūduriavo, o Valentinas lakstė su draugais kieme. Mes buvom prie mano kiemą ir ten su broliu žaidėm. Tada jisai mane pasikvietė, taip irgi, sako, pasivažinėsim dviračiu, bet kaip ir nesuvažinėjom, nes ratas ar kas buvo tuščias. Tada jisai mane pasikvietė kambarino, parodė tų benzino, aš sakau, antifrizas, kad šviesus toks buvo, sako, ne benzinas. Tada pasiėmėm skarbonkį ir nusinešėm šiton vietą. Paėmė, uždegėm, degė nieko. Tada jisai atėjo greit užgesinam, tada vėl degė ir aš čia buvau apsilaistis. Liepsna pagavo Valentino drabužėlius. Jie buvo sintetiniai, tad vaikas akimirksniu virto degančių fakelų. Rankam brūkiu liepsnų, mėgavo šiton vietą valiojaus, bet negysa, tada šaukiu vandenę. Paulius nubėga ir jau žiūriu semį. Tai pribėgu prie ir jisai ant manęs jau greit labai pradėjo pilt. Buvau šoko būsenai. Bet kažkaip sugalvoju, kad reikia vandenį semti. Kur tu į ką pylei tą vandenį? Ten jisai atbėgo prieš šulnį, aš sėmiau vandenį ir pyliau jo tiesiogiai. Baisu net pagalvoti, kiek liepsnose dar būtų skendėjęs Valentinas, jeigu ne kieme mažesnius broliukus tuo metu prižiūrėjęs Paulius. Jis pirmas suskubo draugui pagalbą. Kai atbėgo suaugusieji, vaikas jau buvo užgesintas. Net ir dabar, kalbėdamas apie draugą, Paulius negalėjo suvaldyti ašarų. Mano klasiokė ten irgi šitą namą gyvena, pasakė mamai, bet jau, kaip galima sakyti, jau buvo užgesinta, biškį dar nugarą degė. Tada jau tuos rūbus numetė irgi. Aš buvau namie kaip tik ir tada išbėgau, pasižiūriu, pats pirmas pamačiau. Ten stovi dar kelnes netgi svyla. Tai nupjoja tas kelnes, kad nepriliptų prie odos. Ir paskambino greitojai, važiuoti iškvietė ir paskui atskambino greitai, sako, tik nenuplėškit rūbų. Pasakė, jau nuplėšėm, tai sako, apgaubkit kai kuo šalto. Megojau, jau po mokyklos privargęs grįžau. Taip, girdžiu, Sandra ateina kaimynė apsiverko, sako, Valentinas užsidegė, aš taip nieko nesupratau, galvojau iš pradžių, taip, gal biškį nesmėgstam mergaitės pafantazuot. Taip nueinu, žiūriu, ant jau užgesintas prie šulnio, taip stovi visas rūda čianais. Mes su draugėjom kaip tik pasivaikščiot ir kai grįžom, nelabai net supratau, kas buvo. Tiesiog visi vaikai verkė, sakau, kas atsitiko, sako Vidmantas Valentinui, sakau, kas buvo, sako, nuik ir pažiūrėsiu, žiūriu, toks stovi visas ir nesuprantu. Iš pradžio nieko nesupratau, paskui paaiškino, tai buvo labai blogai. Kai nubėgo, nesakė, kad ten labai kažkur skauda ranko, kai jau greitoja, jau pradėjo visur skaudėti, jau ir ranką, ir pilvų, sakė, skauda, ir atsigulti jau vos ko atsigulė. Ten dar vaistų uždėję viskų, bet jau pradėjo tinti ranką visą tokią puslėm, kaip ir baisiai atrodė, o jeto.
ten kažkaip dabar kiek tie randai stovi, tai netrodė tiek daug nudegi tuo momentu, kai ten atrodo, ten puslė, ten pajuodi, ten paraudi. Kažkaip vis tiek nežinau, kažkaip nematai tiek, kiek yra. Ir taip, negi sakysi, kad ten kaip čia tau baisu, ar ten dar kažkur baisu, nes Tanas automatiškai vaikui vida baisiau pasidaro. Sakau, baisiai, ten visi išsigandė, vaikai susirinkę, vaikai verkia, ten kaimynų mergaitės labai verkia. Ten, sakau, ir berniokas kaimynų irgi su ašara. Man jau nebeskaudėjo, kad aš šoką būseną jau buvau, bet kaip jau ligoninė, tai jau ten net ir pakelt manęs negalėjo, jau reikiau iš skausmo. Savaitį išbuvo reanimacijai. Jau ten iš pradžių odas tas pašalina nudegusias, ten jau ant rytojaus, kad uždegimai nesidarytų. Tai gal per dienų, sakyčiau, ar per porą dienų nekrozės židinius jau šalina, kad vis tiek jau sugedusius audinius ten tuos, nes gan gilūs nudegimai buvo jau. Odas pašalinimą vieni užteka. O paskui dar reanimacija, kai buvo, padarė dar plastinį odas atsodinimų pirmų. Ir tada jau kažkur po savaitės iškėlė palatą. Kai gulėjo, dar irgi porą operacijų odas persodinimų prireikė, nes pirmas neveiksmingas buvo dar. Nes kaip kapiliarinės sistemas sudegus, tai nudegimai gilūs, kraujotakas nėra ten padiniam sluoksniam, kaip aiškina. Dar porą kartų reikėjo imto dar sadinti. Valentino būklę mes vertinam kaip prie sunkiųjų būklę, nes jisai nudegė liepsna, tai jau priežastis yra gana rimta nudegimo, dažniausiai nudegimai liepsna būna gilūs ir buvo nudegę pas jį 5% kūno paviršiaus, tai 20%. Tai vienas jau toks pagal tą jau mūsų klasifikaciją tarptautinę nudegimų, tai prie vidutinių priskiriamas nudegimų. Bet kadangi gilus visur buvo nudegimas 2B3 laipsnio, tai būklė buvo rimta. Ligoninėje Valentinas buvo gydomas 2 mėnesius. Paskui išvyko į sanatoriją. Rasa visą laiką buvo šalia jaunėlio sūnaus. Ilgai ir kantriai jie sveiko abu drauge. Kaip parodysi, kad baisu, kad negali ten ar kaip kažkaip, tai vaikasgi dar daugiau nervuosis. Tai pyksta, nervuojas, kad skauda tipo narkozės, tai daugiau, isterikuoja ten. Kuo daugiau guodi, tuo daugiau verkia, tai paėmė dar paerzini net kartais, užpyksta, papyksta, bet efektas tai geresnis. Rezultatas daug greičiau atsikelia tada ir eina jau. Vis tiek, derinigi kažkaip, kad nesakau, tas panarkozės, tai sakau, buvo kelias, tai keli kartai tai ir iškeikė buvo. Ir tu dinkišči, ir ką čia tau reikia, ir tu man nervuoji, ir viską buvo. Guodė ramini, kad nevirk, praeis tikrai skauda gal. Ne, kur tau? Dar daugiau šaukė, tai čia sesutė sakė, čia sako, yra šalutinis narkozės poveikis. Anas nesąmoningai čia daro. Bet atrodo, atsimerkys viskų, lipa iš lovą, skrenta žemėn, aš ten kaprizijas kažkas tai tokia, bet, Anas nesupranta. Taip net būna, kad dar po kurią laiką, dar pamiega ir paskui sakai, kad tu ten ir taip žiūri, sakai, tu jėkies. Saka, neatsimenu, kad aš būčiau taip darys. Kai ko atsimena biški, kai ką neatsimena. Taip ir kariavom, taip biški. Su tais norais, sakys, nesikelsiu, atsikelia, kai kada sako, skauda, niekur nesikelsiu, niekur neisiu, nenoriu. Ten žaidimų kambarys yra, tai natauklytė, einam, sako Valentinai. Ten gal neisiu, nenoriu, bet Anas paskui pabūna vėl, apsigalvoja, vėl nueina. Nors Valentinas tvirtina, kad dabar jau skausmo nebejaučia, tik niežulė. Jo dar laukia ilga reabilitacija. Yra nudegimo žaizdos gydymo metodai, kurias jau dabar tą etapą jisai jau pergyveno visą. Jau jisai žaizdų nebeturi, dabar formuojasi randai.
Ir randam yra atskiras gydymas, atskiri preparatai. Yra sudaromas toks gydymo grafikas, visam pasaulyje dabar naudojami. Tokie silikoniniai geliai arba pleistrai silikoniniai gali būti naudojami, kurie, kadangi randai, kuo jie negeri yra, kokius sukelia nepatogumų žmogui. Randas yra dažniausiai iškilęs, raudonas būna, niežti dažniausiai jos, kai jau tik po nudegimo pirmus metus ypatingai. Ir jie trukdo, tempia odą, trukdo judesiam, jeigu yra nudegusios sąnarių sritys. Ir kad šitus nemalonus pojūčius jį galima sumažinti, naudojami tam tikri preparatai, tai šiuo atveju silikono geliai. Yra spaudžiami rūbai specialūs siūlami, kad randas mažėtų, kad nekiltų į viršų, kad sulygintų reljefą. Ir naudojami dar kiti metodai, vaistų leidimas į randus, visus šitus, toks yra kompleksinis gydymas jam reikalingas. Vienu kažkokiu metodu rando neišgydysi. Todėl visi turi žinot, kad randai vystosi, randai blogėt gali dar didėti maždaug 2-3 metus po nudegimo traumų. Čia yra ilgas ir lėtas procesas. Bet per tą laiką reikia kažką daryti, nebūtų paskui kažkokių komplikacijų ir kitų negerų dalykų. Todėl visiems reikia kantrybės. Ir medikui, kuris gydo randus, ir ypatingai tėvams, šeimai. Nes aš jį pakonsultuoju tą ligonį, paskiriu gydymą, o visą darbą turi atlikti tėvai.